Dabar yra, nežinau, 7:30 ryte. Yra diena pavasario, guys. Pirmas dalykas, ką aš girdau, tai buvo, kaip paukščiukai čiulbėjo, nes aš vakare atsidariau langą ir neuždariau. Nes norėjau, kad prisivedintų kambarys. Išgirdau paukščiukus. O jėtus, kaip cute. Ir eik savo paukščiukai. Vis kaip jie šajonę išgirs kiekvieną mielą rytą. Ne? Šiandien iš su tėvais važiuosim į Litexpo knygų mugę. Kas ten buvo? Jūs suprantat, kodėl aš iš viso darau šitą video. O kas nebuvo? Stick around and you will see. Gerai, dabar man reikia susižinot, ką man rengtis. These ones. Definitely these ones. Tai man nepatinka žiūrėti, ką rengtis. Tu neįsivaizduoju. Žodžiu. Love these pants. Tipo. Yes! Yeah. We found our winner. Šitokia iš mano draugės bliska. Žinau, kad žiūri. Žodžiu. Labai faina. Aš labai mėgstu dėrėti. Ir aš tu tenka visai keliu. Be flashų parodysiu. Nu, tiesiog. Žiūri simple. It's comfortable. Bet mes to ir ieškom. Žodžiu. Tai va. Žiedukai on. Va reikia auskariukus užsidės. Šitą aš aišku negaliu dar išjungti, bet. Okay. Gerai, tarkim. Tai aš dėjau pastaruoju metus tas pačius auskarus, aš galvoju, gal biškai pakeisiu. Labiau fancier. Dabar galvoju, kaip fancier. Oh my. Ką aš radau? Aha. Ir pamažu, kad šitas egzistavo. Žodžiu. Aš nežinau, ar tas žmogus dabar žiūri šitą video. Tai jeigu žiūri, man įdomu, ar tas žmogus nešioja. Nes šitą friendship bracelet ar some shit. Žiūri, kaip nes pasidaro širdelę. Žodžiu. Tiesiog prisiminimai žiūri. Prisiminimai. 100% šitie iš čia. Jis tiesiog gerai atrodo ten. Ir antras. Ir dabar šitie man buvo dovanoti. Tai aš čia juos susidėsiu. Jisai šiaip kreivai padarytas, bet ką jau padarys? Bandysim apsukti. Daug geriau. Tai aš sugalvoju, auskariukam dėti tokias savo žvaigždutes. Nes viskas. Rockstyle. Žodžiu. Išsimam dabar plaukus ir reikia dabar plaukus pasidaryti. Pirma, viską išsišukuoju. Žinau, kad tie garbanoti ir jie va tokie būna tipo pufiai žiauri. Bet tris deprosės, okei? Jūs pasižiūrėkit, kaip mano taugia plaukai. Čia mano rimtai tokia natūralią spalvą. Šušai atsimenu, jie žymiai tamsesnė. Tuomet aš pasiimu vandens. Žinau, kad čia neatrodo kaip vanduo. Bet čia buvo mano praeita priemonė, kuri žiauriai gera, tikrai paturiu. Kas turi garbanos plaukus, idealią. Bet aš tiesiog vandens įsipyliau. Dabar plaukus supurkšim su vandeniu. Truputėlį. Scrunch. Aš nežinau, kaip lietuviškai tas žodis. Sorry. Aš labai daug anglizmo naudoju. Nežinau kodėl. Tiesiog žiūri, pripratau ir negaliu atprasti. Na, kaip ir viskas. Paprasčiausiai dabar viskas. Palauksiu, kol jie išdžius. Make-upas, ane? Var aš jo nedarau, nes kodėl jo reikia. Nežinau.
pradėjau nedaryti. Aš tiesiog pasiimu kurlerį ir tiesiog blakstienas biškį. Galima sakyti viskas. Dabar palauksiu, kol šitie viskas išdžiūs. Lauks ilga kelionė iki vietos. Pirmą kartą akis atmerkus ir įkvėpus oro sušukai. Pabuskit jūros man, pabuskit man miškai. Tavo saulę patekėsiu, nušvisiu dangumi. Ar išgirsi, patikėsi, kalbėsiu savimi. Kalbėkit miestai man, kalbėkit man veidai. Susigėri tavo žingsniai pilkuo žmonių keliuos. Saulės veidas išsibarstė po žemės spinduliuos. Nes tau kūnas dangaus, ne žvaigždė, o žmogaus, nesuprasta nauja planeta. Jump scare. Ja. Dabar kitą dieną sekmadienis, tai aš biškį tokia laid back, bet žodžiu. Vakar buvo šiaip fainai. Gal ne tiek daug entuziazmo kaip pirmą kartą, kai buvau, kas buvo prieš 4 metus. Bet ja, tai parodysiu, ką vakar gavau, nusipirkau and all that stuff. Realiai viską aš gavau, nes mano tėvai viską pirko. Mylius tėvai. Tai pirmas dalykas, ką nupirko, tai buvo žurnalas, jisai žiauriai senas. Žodžiu, kuo būti. Nes, kaip žinote, man reikės rinktis, kuo būti, ir aš žiauriai nežinau ką. Dizainas, verslumas, menai, visko. Žodžiu. Toliau gavau knygą Vido Bareikio ir aišku viduj pasirašė čia su visais skirtukais ir taip toliau. Žodžiu, kiek žiūrėjau, knyga visai faina, tipo tokia I like the pink one. Žodžiu, visai tokia faina, yra natos, yra parašyta, yra gyvenimo istorija ir yra visokios nuotraukos, nu žodžiu, šiaip visai fun. Ir tuo pat pridėjo albumą. Tai Ežero dugne, o kitoj pusėj Ant bangos. Čia visos dainos. Ir pats diskas atrodo realiai žiauriai cool. Ant bangos ir Ežero dugne. Ežero dugne mano pradinių klasių fan daina būdavo, nes mes tiesiog klasiai ją dainuodam be perstojo. Nes jinai maždaug tokiu metu ir išėjo gal, jeigu neklystu. Žodžiu, labai gerai atsimenu. Tai labai fun. Ir tada iš Gamkos turime nieko nesimato, wow. Tai čia tiesiog parašyta
jo naujo albumo, kuris dar nėra išėjęs. Dabar amžinai, Gamka, Exclusive. Ir viduj yra flešiukas, kuriame aš nerodysiu, kas yra, ir daugiau nieko. Nes Exclusive. Ai, ir dar. Pla. Tu esi viskas čia parašyta. Šitam flešiukai yra top secret information. Žodžiu, tiesiog, šiaip žiūri fun. Nesitikėjau, kas jame yra, bet... Geras yra fun. Ačiū. Viską, ką aš gavau, tai buvo šitie daiktai. Iš daiktų tai viskas. Bet dar gavau belekiek nuotraukų. Tipų... Okay. Taigi, tenais aš sutikau Nikitą iš BA grupės. Tada G&G sindikato narį. Giedrę. Samą. Vida Bareikį, Jurgį Stakėną, Rūtą Mūr, 8 kambario narį, Jautį, Orijų Ganasovą, Jurgą Šeiduikytę, Mėlyną grupę, bei Gamka. Gamka turi jums kelias žodžius pasakyti. Tai va, turime Gamką. Hello. Kelias žodžius pasakysi. Keli žodžiai pasakysiu. Ar dar kažką įdomesnį? Taip va. O, kviečiu visus į savo koncertą. Birželio 12 vasarą. Susitiksim ten. Tai va. Jo, labai dėkoju savo tėvam, kad vėl gavau galimybę tenai nuvykti. Labai dėkoju visiems, kas buvo, visiems, kuriuos sutikau tenai. Ir neturiu ką daugiau pasakyti. Dabar eisiu su grupė repetuoti pati, tai čia ir užbaigsiu video. Ačiū, kad žiūrėjote. Šitas gal bus trumpesnis video, tikiuosi.